Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt. Šeštadienį Druskininkų pramogų aikštėje praūžė linksma ir pavasariška Atvelykio šventė Smagi Margučio kelionė, į kurią susirinko mažieji druskininkiečiai su savo tėveliais ir artimaisiais. Pramogauti renginio dalyvius kvietė Velykų bobutė, kuri žadėjo smagią šventę ir greitai ateisiantį pavasarį. Nors pavasaris pas mus nelabai skuba, bet Atvelykis visgi atėjo. Atvelykis dar yra ir vaikų velykėlis, su kuo aš jūs, Velykų bobutė, ir sveikinu visus. Sulaukėme ir Velykų, ir Atvelykio, gražios saulytės šiandien, tai aš jums ir linkiu labai spalvingo gyvenimo visiems. Na, o šiandien mes visus vaikučius sukvietėm, kad jie ateitų kartu su savo tėveliais, su savo draugais ir kartu su mumis pažaistų. Oi, tas pavasaris, reikia pažiūrėti į dangų ir jeigu šiandien nors vieną kartą išlys saulė, tai tikro pavasario sulauksim jau po savaitės. O jeigu neišlys, tai sulauksim pavasario po savaitės ir vienos dienos, bet jis tikrai ateis. Pramogų tądien susirinkusiems šventės dalyviams tikrai netrūko. Visi norintys, maži ir dideli, rideno velykinius margučius, varžėsi didžiajame margučių slalome, suko galvas dėliodami margučio dėlionę, o ant didžiojo norų kiaušinio visi rašė savo didžiausius ir slapčiausius troškimus. Su renginio dalyviais kartu šėlo ir Velykų bobutė bei spalvingieji jos pagalbininkai – Zuikis Puikis, Viščiukas Sauliukas, Berniukas Kastis ir mergytė Magdė. Visi mažieji Atvelykio šventės dalyviai ne tik smagiai praleido laiką, bet už savo pastangas buvo apdovanoti ir saldžiaisiais prizais. Renginį organizavo Druskininkų kultūros centras. Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt